Sveiki, Brita, ką aš? Ačiū, kad įsijungėme mano videką, šiandien lėkiam į Sawadika. Sawadika. Welcome to Thailand. It's okay? Yeah. Okay. Yeah, okay. Where you go now? Bus. There. Yeah. Kapun kap. Have a nice day, you too. Bye. See you. Bye. Tai va, su tokia palyda varom. Su tokia palyda išvarom į kelionę. Šiandieną lėkiam į Kančianaburį. Tenais bus tokie kriokliai, olos, baseinai, nu žodžiu, visi įmanomi gamtos malonumai. Iššovėm greitą pusrytį. Nu ką, dabar turime tiek valandų. Pirmas autobusas buvo po 20, bet mes profesionalai pramiegojom. Dabar už 15 minučių bus kitas autobusas. Tokį Pepsi radau, primetat? Pepsi Zero, kaip vanduo atrodo. Paragaujam ar Pepsio skonio, ar vandens skonio. Nu toks, nei Pepsi, nei vanduo miksas. Į tokį čia patuką pakritom. Vandenėlis, kristalų skaidrumo. Vietelės tai tokia įdomesnė. Čia kažkokie mediniai šūdai. Čia bičas guli po tiltu. Ir čia va taip išeini į civilizaciją. Nu ką, lėkiam į transportą jau savo. Sawadika. Opa, mes čia dviese tokiam busikė busim. Pažiūrėsim, jeigu dviese stokiu, tai verta gal buvo palaukti biškį. Nes išvažiuoti turėjom 9:30. 30 minučių vėluoja. Nu, bet turim golą su tokiu, ką? Kaip VIP. Kapunka, bye. Ką viskas, transportas mūsų toks. Išvažiuoja, viskas paleido, jau esam Kančianaburį. Taip atrodo pirmas vaizdelis. Paleido. Nu. Opa, iš karto turim ir... Tikiuosi visas linemenis čia tokios bus. Pagal pirminį planą turėjom būti Kančianaburį 9 ryto. Pagal antrinį planą turėjom būti 12. Nu, kol kas esam dabar, ką tik atvykom. Kol kas pirmas įspūdis, nežinau, ko tikėjausi šito miestelio, bet ne to vis tiek toksai. Tas pats kaip Bankokas, toksai labiau kaimelio vaibas, bet per daug nesiskiria iš esmės. Pirmas lankomas objektas toks. No, it's okay, kapunkap. No, it's okay, kapunkap, yeah. Iškart čia išne kažką pirkti. Nežinau kodėl, bet labai daug spirgiukų čia laksia po tos kapinės. Atvažiuoja čia su mokyklom visi. Čia tipo geriausia pramoga, ką gali pasiūlyti ekskursijai išsivežti. Į kapinės atvaryti antrą pasaulinę. Greitas kapo review. Aš galvoju, kad bus parašyta viskas taitų kalba. Bet parašyta anglų raidėm, angliškai. Irgi faina. Čia klasės tvarkyta darosi. Spirgiai. Šiaip gražiai tvarkyta, fainiai. Visi sulaidoti tom pačiom beveik dienom. Čia 8 mėnesio 16, 8.16, 8.16. 17.8. Labai įdomu pisuaro nuleidimo mechanizmas, čia yra daug kažkokį. Nuspaudi knopkę ir taip nusileidžia vanduo. Nu, įdomesnis mechanizmas toks tikrai. Čia ne mano jau ką. Pažadu. Ką antras mūsų šiandien lankomas objektas. Hostelis. Greitas rumtūras. Štai mūsų king size bed. 1-2. Dušai, tulikai. Nu, ką žinau, nieko čia per daug nėra, bet kaip už 3 eurus PM vieną nakčiai, sakyčiau, kad visai verta. Tokį gaidį radau. Čia musę muštą. Įdomu, kerta elektrą. Matau, kad dega lemputė. Eiktina. Tai nekerta. Tai gaidys. Nu ką, tęsiam toliau savo ekspedicijas. Dabar lėkiam prie to kažkokio va tilto per upę. Ir čia traukinys parlėkė. Nežinau, kiek čia bus vaizdelis fainas, nefainas. Visi stovi aplinkui, filmuoja. Wow. Nu va čia tai jisai spaudžia. Važiuoja maždaug tokiu greičiu, kaip kad aš eičiau. Nu ką žinau, čia gražu, negražu, verta, neverta pamatyti. Nu bet pamačiau, džiaugiuosi pamačiau. Važiuoja traukinys. Nu ką, atlėkiam jau ant tilto prasivaikščiot? Wow, va čia tai va faina. Wow, kaip čia gražu, oh my god. Oi, čia jinai buvo visą laiką, tu durnas? Čia traukinys, kol važiavo, jinai gulėjo po apačią. Normaliai, neužmušama. Jo, aš buvau galvojęs atvaryti šitam riverį išsimaudyt, bet kaip matau iš vandens spalvas, kad turbūt, kad nepatartina tai maudytis. Nu gerai, bet tas dėdė ten tai tikrai kad gražiai atrodo. Tuo eisim pačekint, kaip atrodo viskas. Jo, valtelė atplaukė, įdomu kažką prižvėjojo. Ten va ta vieta restoranas yra, o aš čia spjaunu seilę. Čia tai variklis sudėtas kaip į Lambo. 5000 arklių. Čia mano first caras. Kelintas čia jau 4 lankomas objektas. Atlėkim greitą maldelę sumesti vieną kitą. Tokią čia atradom senelę. Gabriukui fotošiūtą dabar darau.
Nori Instagramą nuotraukytės vyras. Davai sėsk. Būtų gerai, kad nesulūštų, ne? Opa. Ok, kapunkap. Bet čia paras rimtesnis toks, krepšys, dviratukas, vienaragis pririštas. Nu čia kažkokio kontentų jums neprikursiu šitoj vietoj, bet šiaip pasigražėkit vaizdų. Graži čia šventiklėlė tokia. Ten turim dėdę kažkokį. Čia stulpa kažkokį drakono. Einam vidų dar pažiūrėti, kas ten gero. Please take off your shoes. Įdomu, čia buvo kažkada į real žmonės? Ar tik išgalvoti jie? Tokį atradimą padarėm. Svastikos ant kiekvieno šitų krūtinės. Normaliai. Nu ką, atlėkėm kitą ankytinę spotą. Tokią vietelę. Blemba, nu gerai atrodo tikrai čia. Tik šitas vanduo galėtų būti ne šūdo spalvos, iš vis būtų pasakėlė. O čia per vaizdas. Atlėkiau čia greitai workoutą padaryti. Toks vaizdelis. Netgi ir sportuot motivacijos daugiau yra iš karto. Dabar Gabrielius atlėkė pasportint. Dirba jau 10 km mina. Bachūra, sportininkas. Vas. Nesvarbu kokią vietą, Hebra dirba iš širdies. Nu, kad atlėkėm į keivą. Please pay before entrance the cave. Ant pasitikėjimo praleidžia. Sargas. Praleis sargas? Zeniu. Praleidžia. Nu, pažiūrėsim, ką čia gero pasiūlys. Čia tokį turim šūdžių. O ko iš čia miega atsigulęs vidury keivo? Tokie čia keivai. Ne, čia įkristi kaip nemalonu būtų per tokį. Kažką Gabriukas pamatė. Tu nebėg, nepalik manęs vieną, man baisu. Normaliai čia tokie keivai. Tikiuosi, kad nepasiklysim. Aš čia ką Gabri valgysiu. Išgyventi savaitę kokią. Čia tokie tarpai maži. Gerai, kad nestori esam, pralindam. Radom keivą, kur nebėra elektros. Nu tai nieko, jungiam flashlightus ir varom eksplorint. Oik, tu šikšnosparnis. Nu bet be šikšnosparnių čia nelabai kažkokio daugiau veiksmo ir yra. Nu kaip tau keivas, įvertinimas? 10 iš 10. Fainas toks keivas. Toks nei per didelis, nei per mažas, toks, sakyčiau, vidutinio dydžio keivas. Nežinau, iš viduko matosi, bet yra stipriai prakaituota. Yra reikalų čia užlipti. Nusikalė biškį. Nu, bet dėl tokio vaizdelio gal verta. Aš dabar pasinaudosiu šitom gražių vaizdų už mano nugaros ir pašnekėsiu su jumis biškį rimtesnėm temam. What the fuck, hebrytė. 85% žiūrinčių nesubscribina. Tai iš ko man reikia valgyti pirkti, iš ko man reikia gert pirkti vandens. Medicinos, jeigu pratrysiu čia Tailandė. Nu, what the fuck, hebrytė. Nu, paspauskite tą subscribe, ar gaila. Aš čia laukiu dar. Jau paspaudai? Super, grįžtam video. Kietas čia transitionas buvo, ne? Aplinkui 300 šiam laipsnių, aplinkui visur kalnai, vien tik kalnai. Nice. Tokį hotdogą užmačiau čia einant pakeliui. Nu, vadydis, kad įsivaizduotume, tai plius minus. Rankos dydžio, koks 20 cemų. Gal suklydau. Wow, čia atrodo pavažiavom nuo Bankoko, 100 kilų. Ir iš karto aplinkui miškai, kalnai, šventyklų, beveik kiek ant kiekvieno kampo, visos paauksuotos. Tokias su deimantais ar emeraldais kažkokiais. Opa, mano draiviriukas atvažiavo. Ok, apanka. Oh, sorry. Įspyriau netyčiai į pirdą. Gal nepyks baisiai. Galėtų, aišku, šalmą pasiūlyti. Bet kas aš toks, ne, kad man siūlytų. Nu ką, vienas pasidinį lankomų objektų, toks skywalkas. Brigadai į darbą veža. Nu, vienas laivukas toks, 3 čia iš viso. Vienas laivukas 3 chatas tempė. Nu, stiprus. Svarbu, neūgytas smūgis čia vadinasi. Aprengė, davė batukus, sako, negražus batai jūsų biškiai, pridenkit. Davė tokius gandonus ant batų. Ką tu trukdai nuotraukas kitiem? Aš tai. Nu, mes atėjom biškį saulėlydį romantiškai palydėti saulę. Va kaip šitie porelė, bet tokia. Ko? Ai, nu. Jo, mes 2 balandėliai, kaip ir šitie, žiūrės čia saulėlydį nuo viršaus, taip ir mes atėjom kaip balandėliai saulėlydį pažiūrėti.
Biški romantikos gyvenime kiekvienam rekomenduoju. Nu, kad maždaug būtų galima įsivaizduoti, tai prieš tai, kur mes buvom toj šventykloje aukštai ant kalno. Tai va, ant va to va kalno. Oi, vapšė ne ant to. Ant va to va kalno, ten maža šventykla kažkur. Čia visi eina, fotkinasi. Ko jie čia fotkina? Debilai. Mes ten nesifotkinom. Tokį atradimą padariau. Kiaušinukus padėjo mano pusryčiai rytoj. Ei, balandį, duok savo kiaušinius. Ei, balandį, aš nejuokauju su tavim, duok kiaušinius. Mes jau jaučiam, kad toj pareina lietus. Ten kaip pilka. Čia kaip mėlyna, ten saulė. Ten vėl mėlyna. O debesėliai kokie. Reikia bėgti iš čia. Nu ir ką atlikėm į paskutinį, jau šio vakaro locationą, night marketą. Šausim tokį vat sriubytę. Nu ir viskas, šiandien sleep. O rytoj kiek veiksmų nusimato. Jojoj, bijau pagalvoti. Ką, viskas, pradedam puotą. Turim bulvių, smūtį, kebabieną ir vištos. Už visą šitą puotą 130 batų. Tokį sušių kioską radom. 5 batai. Nu, žodžiu, didžioji dalis 5 batai, čia 10 batų. 5 batai, 15 batų. Ką gabriukas? O, gabriukas uždirba. 10 batų su sušio gali leisti. Žuvytė. Valgom guntis ir varom veiksmą. Biškis sunku tokia ankstyva ryba. Tiek turim valandų. Jau susiruošę. Biškis sunku tokia ankstyva ryta iš tikrųjų, neslėpsiu. And one this and one this. Okay. Kad lygiai pusrytukai šauti, tokią vietelę čia. Čia garažą kažkokį lindom. Tai visai gerai čia pasirodė, tai galvojam reikia. Ai, ten dom antram aukštą turi. Vaikus laiko turbūt kažkokius. Eina, matom garažas, be mašinos, Nu. Gera bairė čia numetė. Kapanka. Ką čia? Normaliai. Antis kaip antis. Kaip jie čia įdomiai, turi tokiam restorane tokią va šventyklą. Ir čia pridėjo lempučių visokių visko, maisto prikrovė, kad čia tipo dėvai, kad galėtų valgyti čia sausainių kažkokių, keksiukų, šokoladukų, pinigėlių, varlių, ten gerimukų kažkokių pridėlioja. Okay, Where do you come from? Lithuania. Lithuania. You know Lithuania? It's small country. Yeah, in Europe. Right? Yeah. Okay. Pasifotkinam. O, fa, gerai. Ką mes together kaip? 1, 2, 3. Okay, selfie. Okay. Ką, viskas lekiam jau su autiku. Vairuotojas pakrytas. Kokis čia turi įsitaisęs tą, kaip vadinasi, račnikas, ne? Autobus toks rimtesnis, ten va turim teliką. Čia labai daug spalvų, ventiliatoriai, vienas kitą. Čia, nu, toks autobus didesnis. Važiuojam uždarytom durim, nes o kam jas reikia uždaryti. Greitai šlapinimas įvyko. Viskas, atlėkėme Rauaną, dabar turime tiek valandų. Ir užeinam, pažiūrim, ką čia parodys. Nustebins ar nuliūdins labiau. Tikiuosi, kad nustebins. Radau bambukų. What the fuck, kaip tos pandos valgo tos bambukus? Čia eina įkasti įdomu. Be šansų. Ir net žymės neliko. Kietis dantis pas tas pandas. Taip pat lėkiam dabar į Erawan National Parką. Ir čia yra 7 aukštų kriokliai. Ir tiesiog lipi į kalną ir vis po biškį tie kriokliai kyla. Tai dabar lėkiam prie pirmo Lai Kwang Rang. Tai gerai, pirmas krioklio aukštis 20 metrų. Tai šūdas visiškai. Tada antras jau bus 107 metrų. Nu jau biškį rimčiau. Gerai, bandom. Tikslas yra šiandieną išsimaudyti visos 7. Tai čia jau pirmas tipo jau šoka maudytis. Nu ką, pirmas krioklys atrodo štai taip. Ganėtinai šūdas, bet nu reikia įlipti, ne biškį. Pažiūrėt, kaip tai yra. Nu ką. Eik tu, na, kokia čia tešla to durnas. Pirmas krioklys. Nu ką, pirmam krioklį šokau, 6 dar liko. Normalus? Nu davai. Nuo pėties atšoko. Vos rogelio gabriukas neiššoko. Opa.
Gaudau. Oi, tuna. Danger, do not swim in this area, deep water, 1,5 m. Čia taicams biški gilu jau, ne? 1,5 m. Gerai, mes ten pelkį kažko išsimaudėm pasirodo, nes čia vis dar yra pirmas lygis, kaip suprantu. O ten toliau kilsim į antrą lygį. Nu ką, kylam į antrą lygį. Nu jeigu čia jau buvo pirmas levelis, tai nežinau, kas bus antras. Man tai taip gaila, kad tokia pelkį išsimaudžiu. Ten apšė nulinis lygis turėjo skaitytis. Antras lygis, jau biški rimčiau atrodo. Varom maudytis antram lygiui. Nu ką, įvyko pirmas nuslydimas, turim tokį padarinį. Čia dar biški kažką. Faina, pirmas 15 minučių prie kliuklių kol kas tikrai. Karočiai, švarė, sako, niekur tu nevarysi be lemenės, negalim maudytis. Nu tai varau, ir nuomots lemenę. Meldžia pinigus. Savadi kap. Two. Yeah, okay. Okay, kap un kap. Vienos lemenės nuoma 2 batų. Jeigu nenukrysiu. Davai. Opa. Nežinau, kaip reikia čia išeiti dabar. Galvoju toks šokti, bet bijau biškį užsimušti. Vėl čia filmuoju. Jeigu užsimušiu, tai bus užfiksuota. Žodžiu, čia, kai nepalikti tik šiukšlių, nieko reikia atiduoti. Plastiko bambulius. Jie sužymė juos. 100 batų už 3 bambulius sumokėjom. Nu ką, trečias levelis atrodo taip. Dar biškį rimčiau. Bet jeigu čia yra tik trečias, kaip atrodo 7? Tokį čia spatuką su tokiu vaizdeliu užmatėm. Ten kalnai. O čia yra mergos. Fotkina su vaizdu į kažkokius miškus. Kai toks vaizdas už nugaros. Turi kažką pakomentuoti šitą staciją? Mergus. Jūs gal nemato, kad čia yra toks vaizdelis? Nu ką, 4 levelis. Atrodo štai taip. Nu ką. Let's go. Taip skaudžiai turėjo būt. Jam taip turėjo skaudėti, jis ten per tokią neslydžią vietą pravarė. Karočią, update'as. R1 kriokliai minus rep, nebevarysiu daugiau niekada gyvenime. Ranka atrodo taip nuo vieno čiuožimo. Kurva, subinė, negausiu aš bano iš šitų, bet iš tokius video. Karočią, plapės praplyšo. Rankai pizda. Karočią, R1 kriokliai minus rep, jeigu čia varot, nevarykit, jeigu varot, tai varykit atsarginę, kaip aš davai. Ai, dar ir ant kito piršto atradimo padariau. Nu kol kas ir kelienai, ir kojų pirštukai. Vieną ranką, kitą ranką, nugarą ir subinę, ir plapkės. Čia buvo tik 4 levelis, dar 3 leveliai. Nu vaizdas neblogas. Taip jau dabar pasidžiaugčiau, jeigu rankos neatrodytų vat maždaug taip. Dry Evergreen Forest. Ok, suprantu. Apie ką? Viskas taiciškai. Tik pavadinimas angliškai parašytas. Čia net pavadinimas angliškai neparašytas. Vaizdelis toks. Ką, 5 levelis. Nuoširdžiai jau apšė nebenoriu nei maudytis, nieko daryti. Greičiau noriu namo lėkti. Bet jau kad esam, reikia šokti. Ką, 5 lygis. Toks vaizdelis. Gabriukas lenda jūrva jau. Eina, atsiliekam, varom pas Gabriuką. Kokia radai urne? Tikiuosi, čia krabų nėra. Opa. Ką, per kraujus, per ką čia dar? Per dar kažką, žodžiu, pasiekėm 6 levelį. Dong Piuke. Taip atrodo vaizdelis. Čia dar ne 7 lygis. Reikia sumaudyti. Reikia.
Tai savo čia ant visų, krioklių iš tikrųjų. Taip melai iš tikrųjų nebesimaučiau šitam spote. Nu, bet prisižadėjau, ne? Dar aš iš pat pradžių, kai nukritau, kameros lenzės tokį gaidį praskėliau, tai dabar kamera biški rasoja, mikrofonas sušlapo žodžiu, dabar kažkas streikuot pradėjo, normaliai nebeveikia. Ir kamerai pizd, mikrofonui pizd ir man pizd. Gerai, 6 levelis yra, varom, greičiau 7 ir namo. Dar ir kolegų radom. Oi, kokie kiaušiai pas ją. Nepult gal? Taip, bežionės, na, nepulkit mūsų gerai, praleiskime mums ir viskas. Eik tu, seni, baig. Seka. Gerai, nebeseka. Nu ką ir pagaliau, pasiekėm 7 lygį. Ką žinau, tikėjau šiaip geriau, nėra, kad toks rimtas šiau būtų tas krioklys. Nu, bet aukščio normaliai čia. Ką reikia dabar darysim maudyti šitą gaidę? Ir ramu. Ką, hebrytė, tikslas pasiektas. 7 lygis atrakintas. Varom maudytis. Nu, toks potukas neblogas, sakyčiau visai. Nu gerai, stresiuko biški buvo čia užlipti, bet pavyko. Tai kokį sekėjimą įlindau. Prikolas. Vis 7 kriokliai apeiti, įvertinimą duodu nuo 1 iki 10, 7. Vien dėl to, kad nubaudė mane labai stipriai šiandieną, tikrai buvau nuskriaustas. Be šitų visų traumų būtų buvę 10, nu, bet dabar, kaip sakoma, yra kaip yra, ne, kriokliai biški, yra jums kur pasitemti. Kiek tu, gabriukai, nuo 1 iki 10 vertini visus krioklius? Visus? Visus. Visi 10. Visi 10? Nu, tau labai lengva, matau, įtikti yra. Tikrai čia gamta, visą tą gamtą sukūrė, viskas yra 10-ukas, viskas yra perfekt gamtoje. Girdėjote Dievo žodį. Parėjom jau link prie tos patuko, kur pačioj pirmoje vietoje maudėmės. Nu, debilai atrodo dabar, tokioj pelkė, čia tokiam šūdė maudėmės. Kokį čia moralą iš to galima išpešti. Prie gero galim priprasti. Toks moralas. Ką viskas, šokom į Jautiką. Autobusas vėl toks pats. Daug kondiškių, daug veiksmų, daug spalvų, daug azijiečių. Mažai vietos. Mažai vietų bazis. Gabrius taip sėdi išskleidęs, man nebėra vietos, aš va taip sėdžiu iš šono biškį, nes netilpam. Taicam daro autobusus labai mažus. Atėjom pasišopint, Gabriukas tokį va setuką renkasi. Į pasimatymą Aš jau 15 minučių valgom, dar ką pasižiūrėjau setuką, opa iškart kamerą ištraukė. Tau tokį gal reikėtų, ne? Tokią spalvelę. Atėjom čia pasišopinti kažką, gal kokią maikutį įrauti. Tokią rožinį. Čiumpu tokią rožinį ar nečiumpu? Ką manot, hebrytė? Parašykit komentaruose. This is how much, this one? 120. Can you make for 200? No? 210. Yeah, okay. 2-2. Aš tai išdušau pasidaryti irgi. 220. Ok, kap on kap. Nu ką, nuderinau 20 batų, tai 50 centų. Tai dabar už 20 batų varau maistelio derintis. Gabriukas tai derino. Kame prikolas, sakau, gerai atrodo, Domas, gerai ir paėmiau. Nei nufotkinam, nei pažiūrėjom, kaip atrodo. Čia teniso raketė, žiūrėk, kokia su elektra teniso raketė, tu durnas, aš tokios tai dar nematęs. 400 pem pinigų. Akinukai, pamiršau nufilmuoti, kaip nusipirkau akinukus. 50 pinigų. Geruliai. Į tokį dar spatukų uždarimų ir lėkiam biškį angliavandenių pakelti. Už vieną tokį pinigėlį paimsim 2 bandelės. Vieną pinigėlį. Kapunka. Net nežiūri, akis kažkokia. Viskas apsišopinam. Užduom 5 centų. Ką, viskas pakritam jau steliuką. Aš čia lavytį. Liukas už sieną. Viskas labą naktis. Ką, labas rytas, hebrytė. Turime tiek valandų. Tokį vaizdelį pro langą. Opa, labas rytas, žadintuvas. Domas kinki. Kiek jūs galvojate, kodėl pas Joną taip šiltai, kodėl jis taip gražiai atrodo? Štai.
Naudojam. Kada kaip? Garnier, vitaminas C. Pasiimat. Patirpi. Pasitirpi. Ir tada va taip, braukė. Kaip faina. Kaip gerai atrodo. Po to jūs tai nublizgėsitės. Kaip domus. Taip. Kaip čia tas pleistras užsideda įdomu. Ko dėsi, kad čia vakar pasidarai, kur vakar buvai? Bandysim dabar klijuoti, kažkaip remontuoti save. Poh, normaliai. Čia hintas, kur varysim. Ant turniko, ne? Jo. Dabar pasiemu, vat, alkohol prep. Pasiemu tą gal servetėlę. Ir kojytė. O subinė irgi trinsi? Jo, tai. Ne, tai subinė tu man trinsi, nepasiekiu aš. Aš to sakysiu, kai jau 10 trinsi. Gerai. Nu ką, viskas, kelionė prasideda. Paros tavo žvėrį. Kuris tavo žvėris? Šitas? Koks pavadinimas? Lamborghini Urus. Taip, čia yra Honda Lamborghini Urus, Gabriel. Čia yra mano Ferrari McLaren Yamaha. Ir ką, montuoju taip pat kamerytę, kad būtų kaip POV. Opa, bam. Tikiuosi, kad viską čia matysi, kaip vairuoju. Nu ir viskas, į kelią. Ką tik išsiaiškinom, kad Gabriel nėra su pirtą gyvenime važiavęs. Elektriniais šūdais Palangoje važiavęs. Nu, beveik užsiskaito, ne? Beveik tas pats, ne? Nu ką, prasideda įdomybės? Jo, važiuojam! Eik tu na, čia baisu! Nu kol kas viskas kontroliuojama. Hello. Hello. Are you fine? What? Are you fine? O kaip dabar žinoti? How much? Full tank, but I don't know which one it is. Fuck that. Full tank. Yes, but do you know which one? I don't know which one. Nepaklausiu. Nu, tikėkime, kad šitą pila. Nu, galbūt sužino savo darbą, ne? Juokingiausia šiaip, kad mūsų niekas neklausė, mes rodai pažymėjimą turim. Tiesiog davė pirdas ir viskas. Pirdų nuoma dienai, 300 batų. Testuojam dugną šito aparato. 8, 9, vos 9. Nu ir viskas, toks ir dugnas. Daugiau tikrinti nebenoriu, streso užtenka, važiuojam ramiai kaip žmonės. Normaliai šuo per kelią eina. Kažkur vidury niekur laukų. Opa, antras šuniukas. Ką jie čia veikia, iš kur jie čia atsiradę? Sutvarkiau kamerą, biškį dabar kitą kampą pakeičiau filmavimo. Turėtų dabar viskas gražiau matytis fainiau. Tikiuosi taip ir bus. Atvažiavom čia kažkokį parką, sumokėjom 100 kem batų už įėjimą. Tikiuosi, kad bus verta. Šiaip Gabriel viską derino, aš visiškai neįsivaizduoju, kur mes čia atliekam. Pirmas šiandienos topas. Atliekėm į tokį kažkokį monument, kažkokio tai pilis. Nežinau, čia toksai vat aplinkui visur džiunglės, miškai. Ir tokia vat pilis vidury niekur. O čia kam čia buvo naudojama? Aš šitą jau nežinau. Čia tipo kaip Gedimino pilis kažkas tokio buvo. Tokį čia turim gražuolį. 8 rankos nupjautas bachūrai. Vis per daug turėjo. Kodėl negalima čia laipyti? Nu, Gabriukas norėjo čia lipti ant stogo. Give some the most interesting facts about historical park Muang Sing. Dabar pravesiu jums trumpą istorijos pamokėlę apie šią pilį. Šitą pilį pastatė King Jayavarman 7. Jo, King Jayavarman 7. Tai čia šitas bičias yra savininkas šitas pilies. Bosas. O tai už ką bosui rankas nupjovė, vis tiek nesuprantu. Ne, čia kai COVID statės, tai Ai. spaudžia, tai dar kažką. Ai, nu jo. Atėjom prie Monument number 3. Pažiūrim, kaip atrodo Monument number 3. Aha. Nu, toks rimtesnis tikrai. Pas mus Klaipėdoj panašiau būna per statybvietės monumentų, kaip 3, 4. Antras įdomus faktas. Šitas visas miestas vadinasi Muang Sing. Singa yra liūtas, tai čia yra City of the Lion. Čia parašyta, kad this monument is probably the most important monument in Muang Sing Historical Park. Šitas šūdas. Nu ir ką, viskas. Žodžiu, paliekam liūtų miestą. Tęsim savo kelionę toliau.
Kūro bakas rodo visiškai empty. Aš tikiuosi, kad čia klaida įvelta, nes šiaip užsipylėm pilną. O jeigu ne klaida, tada man. Okay. Is this like for the cape or it's sayok? Yeah. Bet žiūrėk, bicycle, motorcycle, Dvackis. Tai dar mes čia nesumokėjom, praslydom. Tai... Sutaupam, kiem batų. Mes autobusų tažiavom. Nu. Tokia žiukšlynė, medžio kamienas, tuščia vidurius. Toks pasirašymas į Kijevą vyksta. Opa, pasiruošęs ciklopas. Entrant į Kijevą, tiesiog juodas skylė. Taip, fanarikas uždėtas. Kad nenukristų, tik taip laikosi. Nu, rimta. O, tai kur tavo? Man nedai. Tu vedlys. Reikia paprašyti, tikrai turėjo duoti. Už 2 bilietus užmokėjau. Ble, dabar ten varyti jau varžinai. Su vienu šitą tu vertas. Nu kaip nors, aš turiu telefą flashlightą. Eksplorinam. Aha, rimtesnis toks. Pirmas įdomus faktas, šikšnosparniai, o taip pagyvena pasikabinę, kad jiems būtų lengviau skristi, tiesiog pasileidžia ir išskrenda iš karto, nes jiems nuo žemės labai sunku pakilti. Šiaip Kijevas čia beleko, kad dydžio patalpos Vilniaus centre kainuotų, normaliai. Aha, va ten padarysim virtuvę, čia bus living room, ten galim kažko aikštelę pasistatyti. Tos lemputės čia tai maksimaliai dėl vaizdo sudėtos. Nes pagalbos nulins iš jos. Kaip mes čia gerai šiaip užtaikėm. Visas Kijevas privačiai mums dviems, nei vieno kito žmogaus nematėm. Ir šukinėja ir vaikšto. Kiek va draugelių čia guli? Neguli, bet kalba. Pasikorė. Bandžiau pašnekėti su GPT, kad pasakotų įdomiausius faktus apie šitą Kijevą. Tai vienintelis įdomus faktas, kurį radau. Šitą Kijevą atrado 1950 metais fermeris vardu Phin Doghem. Ką, Kijevą apžiūrėti, lekiam kitą lokaciją. Taip, prisipylė bachūras pilną kolos bambalį. Yes. Nu ką, viskas. Pašėrėm savo žvėriukus. Lekam. Grebo driveris Gabriukas. Ragelį kraunas pasidėjęs mapsus iš powerbanką. Ten vaisas, karočią. Pirmas incidentas įvyko. Kažkas supirda negerai. Nusprogo, nebesikūrė. Iški. Ir pist jaučiu, kad nebeduoda gazo. Užgesinau, užkų ir nebesikūrė. Vse. Ir Nu va, radau kum. Man pagalba atvažiuoja. Savadikap. No, I don't know why. Būčiau ir pats atvarkė, žinai. Aha, ir dar lyja, irgi netema biškį. Dar pastiprinimas atvažiavo. Tik atvažiavom į parką. Nusprogo. Yeah, I see, yes. So I have to buy a new one, this one, yeah? Number 10, yes? Yes, okay, number 10. Tai čia tiesiog išėmė iš vieno to ir įdėjo į kitą ir viskas. Dabar reikia vieną saugiklį paimti. Blen, tai aš tikrai sumokėjau, ne? Nu, paimti kokį šimtuką. Nu, aš turiu štuką arba šiam po Dvackį. Kapunka. But I have only 60, only this. Yes. Okay, kapunka. Gal jie pasidalins? Dabar nežinau, dabar blogai jaučiuosi, kad tik tais vienas gavo, kitas negavo. Aš labai tikiuosi, kad bachūrai bus negopšus ir pasidalins tom šiam batu. Gerai, kelionė mūsų šiandienos nesugriuvo, planas nesugriuvo. Tik į priekį! Kai atlikėm naują lokaciją, pavyko atliektis, dėl to išgelbėjo taisai. Nu ką, čia toks patukas. Čia turim tiltą, upę. Ir krioklį matom. Nu toks, po to, ką matėm vakar, jo, tikrai čia jau lupena tas krioklys. Bet čia kokie namukai faini. Va čia primės gyventi taip, va, išeini į hamakėlį, pakrenti prie upės.
Kaip gerai būtų. Atėjom tą krioklį iš kito kampo pamatyti. Iš kito kampo toks pats šūdas kaip ir iš to kampo. Kas čia per vištidė? Reikia ir užmest akį. Aha, tokį eksponatą turim. Rimtesnis toks tikrai. Šitą lempą šviečia ryškiai, taip pat kaip subscribe buttonas po apačia. Paspausk jį. Nu va, čia jau biški rimtesnis. Kaip sakoma, didelis krioklys kaip mano žaltys. Ten chebrytė maudas po kriokliu. Draugeliai, opa. Nu gerai, čia vietelė gerulė visai užkaitau. Čia sėdė darbuotoja čilina. Nu bet takelis tai čia biški ekstrymas, kad patekti prie to krioklio. Tai neišjungiu, dar filmuoju. Pirmą kartą užfiksavau savo kritimą. Net nekritimas. Nu, pirmą kartą pavyko užfiksuoti, bandėme nukristi, antras jau. O kiek buvo neužfiksuota, tai belė kiek. Atėjom prie to, kad dabar Nature Trail, bet čia uždėta Do Not Enter. Nuėjom pasiklausti, pas tą darbuotoją sakom, ok, you can go. Nu tai varom, pažiūrėsim, ką tas Nature Trail čia pasiūlys. Čia Džibdys sakė, šitoje airijoje dabar yra dramblių, dėl to pavojinga eiti. Mes dramblių tai nebijom. Ką tas dramblys? Aha, takelis toks tikrai įdomesnis. Tie šlynai. Nu, kol kas tikrai. Top 3 tikrai patenka. Gyvas, gerai kojai. O čia kas čia buvo? Čia tokia slydo tau koja ar kas? Ne, lūžo lenta. Aha. Įkrito. Nu gerai, vis tiek kažkam išgelbėsim gal. Kauda? Tai faina. Sakau, šitas kol kas fainiausias kelias. Nu bet čia kelias tai tikrai, kad Nature. Ultimate Nature Trail. Nu, įdomiai čia. Tailando džiunglėse. Su mokykliniais kupakais. Tiek temperatūros dabar turim. Humidity 73%. Toks. Bet tai ten keivas. Bet jeigu nėra ženklo, kad Do Not Enter. Tai jo, tai aš sakau, galėtų eiti kur nori čia seniai. Tokia apžvalgos aikštelė vidury džiunglių. Visas šlapės. Kas čia yra? Medis? Plėtoja, kaip spyruoklis suraidžius. Kas čia yra? 4 stationas. Atradom tokią vat skylę. Ir čia girdisi, kad viduje yra kažkas. Upelis, ne upė kažkokia. Nu. Ir matyti mums neišeina niekaip prieiti. Tai aš kamerą ištiesiu, gal bent jau per kamerą matysis jums, kas ten vyksta apačioj. Gal akmenį kokį mėsį pasiklausytų? Nu, paklausom. Ar girdės? Papšė nesigirdės. Aš taip noriu ten nusileisti. Davai šok. Aš pafilminsiu. Bet takelis čia ėjo ir iki čia atėjo, jo. Gabris ten kukina kažką, sakė, savo kelią daro. Pažiūrėsim, ar padarys. Aš tai... Yra? Nu davai. Le, nu sakė, padarys, padarė Gabris. Žodžio žmogus. Tokiais keliais čia mane atvedė. Ble, žolynai. Bele kokie. Sako, eina, bus smagu. Nu, bet čia seniai, kad tas ženklas yra, tai čia, žinok, nėra, kad nereiškia, kad kelias yra. Pamatė Gabris tokį. Sako, yra kelias, varom. Kur tu seniai čia tempi, tu durnas? Dabar tau pratesimą ras. Ten arba ten. Ir ten atrodo toks mini keliukas. Nu, na, tu durnas, ne? Ten aš čia. Bet čia nesąmonė, seniai, taip eiti po rimtai. Nu kas jeigu ne takelis, seniai? Jo, takelis, seniai, tikrai. Toks geras takelis. Senai tokio nebuvau matęs. Opa. Esmė žodžius, su manim miške nepasiklysi. O iš kur taip gerai orientuojas džiunglėse? Džiunglių vaikas.
Taip, čia einam, jau nuėjom štuką 600 metrų savo viso tako. Tokį atradimą padarėm. O aš einu žiūriu, gal kas čia per skylės. Po to surišau, kad čia dramblio pėdsakai. Tokio dydžio. Skylė normaliai. Taip vat. Tokio dydžio vienas pėdsakas, 2 kojas. 2% skylės užima. Tokį grybą radau. Kai bandelė atrodo. Krosanas su kumpiu sūriu. Einu. Jis įlenda į voratinį, nežiūriu ant nosis. Voras kažkoks geltonas. Aha. Na, kaip aš greitai nueinu. Geltonas? Aha. Nelabai maloniai. Šitas vagadys anosis man buvo. Oik tu. Nu tikrai ne pats maloniausias vaizdelis. Gal nepavojingas, gal draugiškas. Gal tau kaip tik, pavyzdžiui, kokį nenodų, o superį kokį duotų. Super power. Tai dabar neužsimušk. Viskas, ką įvykta. Nebuvo taip ir baisu iš tikrųjų. Nu ką, viskas, parkelis patyrinėtas. Lėkiam toliau žiūrėt, ką Tailandas turi parodyti ir ką Gabriukas dar suplanavė šiam vakarui. Parką užskaitau, vertinu 9 iš 10. Įėjimas, bendras bilietas kartu su Keivu. Atlikėme naują spatuką. Bam! Toks vaizdelis. Tu durnas, aš tik filme tokį matęs. Aš pas nežinau, kad aš tokį priderinsiu. Nuotraukose nebuvo šito. Draugelis sakė, žino, neblogą spatuką. Kurį šį draugelis? Ai, toks Gabrielius, nežinau, ar pažinosi. Pažįsti? Kažkokia, ne? Pažįsti? Čiurka tu turbūt. Jo, toks biški panašus į čiurką, jo. Jo, net nepaaiškinau, kur mes esame. Mes esam Antro pasaulinio karo muziejui. Viskas tiek konteksto pat žinau iš tikrųjų. Daugiau pasigražėkit vaizdais. Tokiais čia vaikštom laiptukais. Nu, tokie laiptukai iš tikrųjų nieko ypatingo. Laiptukai kaip laiptukai. Iš cemento mišinio. Pasiklausykit, kaip šneka gyvūniukai ir gamta. O, Gabriukas. O, šoltų. Kai Minecraft'e 100 metrų. Nu, hūs, net nematau dugną. Turim tai sen? Ateinu ir aš sudominai, tu čia mane. Oi, gal ir neateinu. Ateinu. Antras bandymas ir neateinu iš antro. Gerai, jau kupaką nusimetu. Ateinu, trečias bandymas. Ne, neateinu. Gerai, ateinu, ketvirtas bandymas. Viskas, jau iš ketvirto atėjau. Oik, tu durnas? Aha. Leidžiamės? Turi virvę? Tai šokam, po to mąstysime, kaip išlipti, kai reikės. Laikyk, laiko gerai. Laiko. Davai, varom. Tai kad greit nebaigęs labai kažkaip. Kibirą tai hatai palikom su vandeniu. Galėjom iššokti. Kam reikės, tą supras. Nu ką, gerai, vietelę užskaitau, vertinu 10 iš 10. Kiek tu vertini? Čirikas. Nors ne, aš vertinu 9 iš 10. Nes nebuvo maisto įskaičiuota nemokamai. Viskas, dabar lėkiam les patuką. Visą dieną laukiau šito spoto. Gabriukas irgi laukia visą dieną. Turėtų būti labai faina. Jau pavargau, jau karšta, visas bėgu prakaitais, visas murzinas, Maikė murzina, visas niuchinu. Apunka, bye-bye. Ką atlėkėm į paskutinę lokaciją. Nu, į šiltą vandenį, biškį raumenukus. Nori masažą? Nu, po šilto tokio. Su laiminga pabaiga? Ar be šiandien ims? Ne, su graudžia pabaiga. Ne, su liūdna pabaiga. O kas yra masažas laiminga pabaiga? Kaip atrodo su liūdna pabaiga, įdomu rimtai? Nu kas, birka? Nu ką, ir viskas, atlėkėm į paskutinę lokaciją. Bam, tokia čia. Čia turime upę. Kaip ir šiandieną jau matėm ne vieną. Čia šiltas vandenėlis, šilti baseinai. Patikrinam, oi, kaip čia šilta, kaip čia gera. Tai čia va šilti baseiniukai.
ir šalta upė atsivesinti. Nu taip, žinot, sąnarius biškiai jau reikia, vis tiek jau amžius, kaip sakoma, po visos dienos. Geriau jais dar palyšiu, negu išlokiu. Gerai, ką dabar iššokom iš karšto džekuzio, dabar iš šaltą vandenuką. Bet nėra taip šalta, jo. Ramiai vaikai. O dabar kaip į tą bus karštą įlyst vėl. Nu ką viskas, dabar čilinam šaltam vandeny, tada vėl iš šilta, vėl iš šalta, vėl iš šilta. Bet jums spėju, kad nusišikti, ką mes čia veiksim, tai turbūt pratęsiu jau, kai būsim ant pirdo ir lieksim link chatos. Naktį. Jo, jau bus tamsu, gaidys biškį. Tikiuosi, kad sveikai grįšim. O jeigu ne, tada bent jau būsim pusės kelias valandas fainiai čia praleidę. Gabris nusidaužęs atrodo. Seniai, čia taip apsaugino mane šitas vanduo. Kokią čia vietelę Gabris bombinė atrado, wow. Taip, čia matosi garai, netgi kaip kyla. Čia belia kaip peršama, nuo vos įmanoma būti. Taip pabūrint čia kelias minutės, šokį ten minutį, vėl čia kelias, vėl ten minutį. Ir taip varai. Taip nudaužo. Wow. Jaučiuosi kaip po kokių 3 aliukų. Tik tais, kad full legaliai, natūraliai, sveikai ir funkcionaliai. Va taip pasakysiu. Jau lempas bazarinu. Nu ką dabar, dar liko 105 kg su pėda namo ir viskas, galėsim krist miegoti jau ramiai. Dar prieš kelionę greit pakritom pasistiprinti tokį, kada važiuoti jo, nes dabar laukia 2 valandas kelio, tokia čia vieta, nu biški įdomesnė. Nu kiekvieną vietą gal biški įdomesnė, kur mes lekiam, bet šitą tikrai biški įdomesnė, toksai angaras. Čia vat vaikai laksto, čia kažkokie sėdi, ten akvariume, aš gal parodysiu. Čia kažkodėl labai daug žuvų augina, bet jos... Oi, čia pakritusios tos žuvis, ne pačias gyviausias, man rodos. Nu jo, žodžiu. Bandė auginti žuvis. Pačiupom dar po tokį. Ne, man šiaip čia normalus pirmas mylas šiandien per dieną. Dabar turim tiek valandų. Pusryčiai tokie skaitos. Ir viskas, pavalgėm, pasistiprinom. Dabar tai faina. Dabar 2 valandos kelio. Tai ką, žinau, tvirtinu kamerą. Opa. Ir lekiam namučio. Pakeliam vienkę ant videko dabar. Kadangi pas manęs blogai rodo, tenais kiek kuro likę, tai reikia taip senoviniu būdu su flashlightu tikrinti. Bet čia ką, žinau, kiek čia yra užtenka, kiek neužtenka. Numatau, kad kyšio darbakė yra. Seniai. Ką? Už šiam 6 kg, kuris yra, tai degalinė. Eik tu, na. Nu pas manęs labai jau ant dugno, žinau, kuras. Pas mane vieną padalavė naktį. Nu ką, miegam čia? Change of plans. Už 3 ir 3 km. Davai, 3, ant žalios. 3, 2, ant žalio, ne ant geltono. Dragai iki degalinės. Full tank, yeah. 9... I don't know, I think 95, I don't know. 95? Yeah, okay. Nu, toks mes meistrelis vairuotojas. Nežinau, koks kuras man eina. Litras 95, 33 batai. 95, ne? Jo. Nu, aš jums sakiau, nežinau, sakė jo, 95. Tu irgi toks pat meistrelis. Okay, kapum kap. Ir viskas ką, lekiam namo jau. Visų pirma, kas čia per šūdą? Kodėl pas Gabrį dar pusę bako lygio pas mane pasibaigė? Visų antra, man iki hostelio liko 200 metrų. Kodėl dabar užgeso? Nu ką, žinau, nu tai ir varom tada. Tikrai, kad netaip norėjau užbaigti šitą vakarą, bet ne visada viskas vyksta kaip nori, ne? Tipo juokinga, nes tiesiog juokinga, kad taip įvyko, o ne juokinga, kad aš dabar turiu grąžinti tą pirdą. Hey, it's okay, no problem. It's like 200 meters. I will go there. No problem, it's okay. Hostel. There's my hostel. Yeah, it's okay, no problem, kapum kap. Yeah, kapum kap. Yeah, čia visi. No, it's okay, no problem. Everything's okay. The fuel is empty. It's 200 meters here. No problem, everything's okay. Čia visi labai padėt nori, labai draugiški.
Čia visi baisiai man padėti nori. Jau 3 žmonės sustojo, kad pagalbos. Tu 4. Aš nepadėjėjas. Tipo, juokinga. Juokinga šiaip situacija. Bet ne juokinga, kad tą pirdą dabar gražinti taip reikia. Gal užpilti šėlę degalo, kūro. Nu, aš tipo galvoju, aš fainiau, tiesiog būtų gražinti, žinai, kad neparsivaryti taip, o kad parvažiuoti į kiemą. Parsivaryk ir jis tą pirdą. Tau su pirda pasisekė. Laiko telefoną, nebuvo nusprogus, taupiai važiuoja, greičiau važiuoja už mano. Skilzo reikalas, aš nevažiuoju. Nu, pas mane tai triperis visiškai. Nu gerai, ką aš žinau, tai aš varau tada. Nu, kelionė šiandien suskaityta, sakyčiau, tikrai. Man patiko. Opa, atvažiuoja pastiprinimas. Opa, tema. Skubi pagalba atvažiavo. Aš kur tą gavai? Kanistrą. Suderinau. Norėjau į butelį, sako, nu. Nu, pažiūrim, ką triperis. Kai nauja. Kaip nieko nebūtų buvę, parvažiuojam šviežiai. Opa. Viskas čia gerai buvo mum. Nu gerai čia, kad parvažiavom. Po tokių prikolų būčiau nenustebęs, jeigu būtume ir neparvažiavę. Nu ką ir viskas, grįžom sveiki gyvi. Varom praustis, plaut kairę dešinę pažastį ir miegot. O rytoj, oi kiek veiksmo, oi kiek veiksmo. Labas rytelis, gera dienelė. Turime tiek valandų. 10:30 atvažiuoja mūsų transporto priemonė, kuri šiandieną bus. Traukinukas. Paskaičiuota. Opa. Tokia vietelė. Gali būti. Nežiūrėk, konkret. Ne, aš nenoriu, žinok, nieko pasė čia. Tu čiuk kažką. Aš tikėjausi kažką geresnį. Na, taip. Jau traukinio kelionė toj baigsis, iš tikrųjų prisipažinsiu. Tikėjausi šio daugiau šio traukinio. Dabar tiesiog važiuojam. Čia gamta kažką. Ne, kažkas labai ypatingo nėra kol kas. 1 pancake 10 baht? Nu, davai, po vieną. Jau, ja. Opa. Ką, įmam donut ar pancake? Pancake'as daugiau gal, ne? Ai, nu davai, ai, nu gerai. Taip bus. Nu gerai, aptarnavimas 10 balų čia šitam traukinį iš tikrųjų kol kas. Iš karto suka biznį traukinį važiuojant. Čia visi verslauja varant. Kas ką turi, tas tą parduoda. Normaliai čia bachūras. 30 apyrankio nusipirko. Ką jisai veiks tiek? Aha, toks čia traukinukas. Važiuojam. Čia fontanėlis, upė varom. Toks laidelis. Visi galvas iškišę filmuoja. Visi galvas iškišę, ragelis iškišę. Kad mus nufilmintų kiti. Nu, ne, pitakėlį reikia duoti. Opa, užmetam pitakėlį. Opa, tema. Gerai. Ten koks restoranėlis fainas, kaip ten pakristi būtų gerai pusryčiam. Pasakėlė būtų. Nu, kas čia paliko šitą? Nu, visai prikolas. Ką tik čia su traukiniu važiavom, dabar atėjom čia praseit biški. Būtų gerai tik, aišku, nenukristi ir kameros nepamesti. Ir net nežinau, ką aš čia per kampą gaudau, bet filmeris tai iš mane žino, toks. Third person. Gabriukai visai darbino, fotografuoti dirba. Šaunuolis. Šiaip visai prikolas, šiandien tu bėgiau varyti. Toks nedinis tiltas. Ir lekam. Vaizdelis fainas. Takelis ėjimui visai patogus. Nu tai ir keliauju, ką aš žinau, kol atrasiu kažką faino. Tokį čia spatuką atradau šiandieną.
Mamytė, jeigu žiūri šitą video, nepyk ant manęs, nu aš norėjau biškį vis tiek kažką apie ekstrem labiau pažiūrėti. Nėra šiaip čia, kad labai ir ekstrem būtų. Nu dėl fotkės verta. Nice. Apsišykęs, aš nice. Į tokią šventiklą dar lindam prie to pačio. Tokį dėdę čia turim sėdinti. Pabaiga, tenais nėra jokios putės daugiau. Nu kažkas žiūrėk. Pačiai pabaigoje. Au. Įkiš kamerą pažiūrėk. Bet čia koks kvapas įdomus. Toks kažkoks. Toks keistas. Sunku kvapot atrodo, ne? Domas. What the fuck? Seniai, kas čia per kvapas? Sunku kvapot, iškart pasidarė. Ir atrodo, kad apsvaigo galvą. Tau ne? Bet ne taip, kad tu tai trankos triestos vaikį pradėjai. Apdaužė galvą, kažkaip žiūri keistas kvapas. Ir rimtai pradėjo sunku padarytis. Turėtų per maiką girdėtis dabar ant videko, kaip aš priejau prie tos skylės. Ir vis pabiškai su kiekvieną sekundę vis gilesnį gyvėpimą darydavos. Va, šiandien pusartukai tokie. Vaizdelis irgi toks rimtesnis palyginus. Už viską 130 batų. Tokį čia atradom šopą, žiebtuvėlių. Toks žiebtuvėlis. Butterfly pridėta, 100 rūšių. Peilių. Puška. Su Hebra filmu, kaip atvažiuoja traukinys. O, magai, traukinys. Mes ten buvom prieš kelias dienas, o dabar va čia važiuojam jau, kaip keičiasi gyvenimas greitai. Ui, tu krokodilas čia plaukia? Kas čia plaukia? Ble, kaip čia dar parodyt? Matai? Kažkas plaukia. Driežas. Nu čia tas pats maros kaip Lumpinį parke, ne? Ne krokodilas gal. Bet plaukia tikrai. Nu ką ir baigęs mūsų savaitgalio kelionę, buvo prireikta tikrai daug. Man smagiausia buvo dienelė vakar su Pirdom, kur lėkiam tenais, kur ką dar, žodžiu, daugą veikiam. Kuri tau, Gabriukui, smagiausia dienelė buvo? Irgi. Gabriukui irgi dienelė. Kuri jums buvo smagiausia dienelė žiūrėti? Parašykite komentaruose. O dabar ačiū, kad žiūrėjote. Ai, dar prieš pabaigą. Gabriukas turi jums porą žodžių tarti. Turiu? Nu, turi ar neturi? Okei, reiškia, turiu. Tai pasubscribinkite, ne? Komentarą parašykit. Sugalvojau konkursą, va. Nežinau, nesakei tu dar, ką aš tau sakiau. Sakiau jam padaryti konkursą. Kas pirmas parašys komentarus vietą, kur Domas jūs apgavo, ten su kažkokiu faktu ar dar kažką. Kas parašys kurioje vietoje, tas gaus iš Domo labai fainą dovaną. Žiauriai faina lauktuvė, tikrai padarysim. Gabriukas patikrins, ne padouble checkins, kad lauktuvė būtų tikrai faina. Tai tiesiog prašykite jo laiką, kada aš jumis apgavau. Jeigu jums patiko šitą kelių dienų kelionę, paspauskite laiką, parašykite komentarą. Jeigu nepatiko, paspauskite dislaiką, parašykite komentarą, kas jums nepatiko. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Bolido čia vakaro. ยังจะไลฟ์สดอีก